kokius dalykus aš sutinku savo gyvenime, galbūt ir kitų gyvenime matau. Iš tikrųjų, yra begalinis žmogiškas noras visas problemas išspręsti labai greitai. Dar geriau, kad jų nebūtų. Dar geresnis variantas. Tai praktiškai, ką pasakyti, turi gyventi. Ko aš matau iš savo gyvenimą su Kristumi, kad Dievas padeda spręsti problemas. Ir aš galvoju, kad jūs taip pat liudijate tom dalykui, kad Dievas padeda. Bet tai užėm laiką. Užėm jėgų, kantrybės. Ir šito vietų mes labai dažnai nusivylam. Mes norim, aš esu žmogus taip pat, aš noriu greitų atsakymų. Man 3-4 mėnesių tam tikrų problemų jau yra, ką pasakyti, jau yra per daug. Gal sakau, 6 mėnesių, gal metą. Kiekvieno vietų mes turim savo limitus, savo ribas. Ir šito vietų mes turim suprast, bet aš galvoju, kad Dievas sako, būk su manim, būk mano žodį, būk su mano dvasia. Ir mes kartais esam įkvėpiami tam tikrą kvietimą, tam tikrą pašaukimą. Ir kur esam tame tokiam įkvėpimi, mes sakom, ir taip toliau. Grįžtam į savo gyvenimą, kaip keli mokiniai grįžę nuo atsimainimo kaimą, susidūrėm vėl su savo problemom, sakom, viešpatie, ko dabar daryti. Tai ir krikščionis mes esam linkę spręsti, iškoti tam tikrų, aš tai vadinu dvasinių, krikščioniškų, brutažodžių, schemų, formulių, kaip išspręsti tas dalykas, kaip greta, kad neturėti problemų. Ir šiandieną nebus pamokslas apie problemų sprendimą. Deja. Ir aš tiesiog noriu pasidalinti, šis 15 skyrius tradicinėje Biblijoje jis vadinas mirusių prisikėlimas. Mirusių prisikėlimas. Ir po Velykų ir vienų ir kitų, aš manau, kad mes galim truputį pasinagrinėti ir pagalvoti, o kaip visą tai, kaip mūsų gyvenimą, kaip mūsų problemas atrodo amžinybės perspektyvoje. Ir čia labai dažnai mes galim pamatyti, kad tai visi tie dalykai atrodo kiti. Nes jeigu esam tik šitam gyvenime, mes presam prie to, yra vienokiai strategija, vienokiai dalykai, bet jeigu matom tai amžinybėje, kažkas gal pasikeis. Tai aš daugiau jau nebekalbu ir tiesiog skaitau tekstą 15 skyrių nuo 1 iki 11 eilutės. Broliai, aš aiškinu jums Evangeliją, kurią esu jums paskelbęs, kurią priėmėte, kurioje stovite ir kurią būsite išgelbėti, jeigu jos laikotės taip, kaip esu jums paskelbęs. Antraip būtumėte veltui tikėję. Pirmiausia, aš jums perdaviau, ką esu gavęs, būtent Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai. Jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas 3 dieną, kaip skelbė raštai. Jis pasirodė Kefui, paskui 12. Vėliau jis pasirodė iš karto daugiau negu 500 brolių, kurių dauguma tebegyvena iki šiolei, o kai kurie yra užmigę. Po to jis pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaštalams ir visų paskiausiai, lyg nelaiku gimusiam, jis pasirodė ir man. Juk aš esu mažiausias iš apaštalų, nevertas vadintis apaštalu, nes esu persekęs Dievo bažnyčią, bet Dievo malonė esu, kas esu, ir jo man suteiktoji malonė neliko bergždžia. Aš daugiau už juos visus esu įdėjęs triūsų, žinoma ne aš, o su manimi esanti Dievo malonė. Taigi, ar aš, ar jie, taip mes skelbėme ir taip jūs įtikėjote. Amen. Ir
Ašis, kur norėčiau, kad vis dėlto mes to ašį pasiliktumėm, tai yra 10 eilutė, kada aš visą savaitę galvojau apie šitą raštą eilutę, apie visą 11 eilučių iš 15 skyriaus, pasižiūrėjau, čia užrašyta mirusių prisikėlėms. Galvoju, mirusių prisikėlėms, tai mirusių prisikėlėms. Bet galvoju, kažką mes esam žmonės praktiški. Ir mąstydams, galvodams, nagrinėdams, skaitydams, žiūrėdams į kitus komentarus, su visa kita, mums užstrėga 10 eilutės pradžia. Bet Dievo malonė esu, kas esu. Bet Dievo malonė esu, kas esu. Ir aš suprantu vieną dalyką, kad Paulius, ir ne tik Paulius, ir visa apaštala, ir visa, kurį parašys mums yra žodis, tai yra, kai kalbam apie Naują Testamentą, Evangelijas, apaštalų darbą, laišką, Dievo dvasia per žmonės, kurie išgyvena tą artumą, tą mokinystę, tą gyvenimą su Dievu, jį užrašė mums labai svarbias pamokas, kurias jie suprato keliaudami su Dievu. Ir šiandieną, aš sakau, pabrėžiu žodį šiandieną, drįstu pasakyti, kad šitos 11 eilučių man atrodo. Galbūt rytoj, gal už savaitės, galbūt truputį kitaip atrodys, kitai eilutė akcentuosios iš tų 11 eilučių, kur perskaičiau. Bet būtent aš supratau, kad apaštalas Paulius labai stipriai išgyvena supratimą, kad Dievo malonė jis yra, kas yra. Labai įdomu, kad pirmas laiškas korintiečiams tai yra vienas iš pirmųjų užrašytų švęs laiškų iš viso švento rašto, galim sakyti, kiek man yra žinoma. Ir tada aš kažką įvardijau dar vieną dalyką savo. Taigi, mirusių prisikėlėms suteik supratimą, suvokimą, pažinėjimą, kokias yra svarbiausias pamokas, kurias aš turiu išmokti su Dievu savo gyvenime. Kokias svarbiausias pamokas aš turiu išmokti su Dievu savo gyvenime. Dažnai žmonės sako apie savo gyvenimo prasmę. Turiu užaugti, baigti mokyklą, dirbti, apsižanyti, turėti vaikų, pasodinti medį, pastatyti namą, gerą gyventi. Ir iš tos pusės tai yra gera, suprantate? Tai yra gera. Iš kitos pusės aš matau, kad Dievas turi tam tikrų, kitų planų mūsų gyvenime. Ir tu gali paklausyti, atgrau, tai Dievas prieš medį, prieš vaką, prieš namą, prieš mašiną? Ne. Dievas nėra prieš. Bet jis vesdams tiek Paulių, tiek manim, tiek tavim, jis nori, kad mes suprastumėm svarbiausias pamokas. Ir aš supratau, kad tuos svarbiausias pamokas ir suprantams, amžinybės perspektyvų, kad mes vieną dieną taip pat, kaip Kristus mirė, ir kitą dieną, ta prasme, mes prisikelsam to arba sugrįžę prisikėlę. Ir tada, kad aš taip mąstau, šitos išmoktas pamokas ir skiras. Gerai, pradėkim dabar po truputį pasinagrinėti. Taigi, visų pirma, skaipas labai taip nuolankė. Prieš tai 14 skyrius labai daug kalba apie dvasios dovanas. 39, 40 eilutė sako, taigi mano broliai, siekite pranašystės dovanos, tačiau nedrauskite kalbėti kalbomis. Tik tai viskas tai būna daroma padoriai ir tvarkingai. Ir tada jis jau perėjo prikėję, tai sako broliai, ir galim pridėti seseris. Ir sako, aš išaiškinu, pakartoju, ar gerai mes supratom, reiškia jums, ir čia tas žodis jums, toks yra asmeninis, ar jūs iš tikrųjų aiškinu jums Evangeliją. Ir toks gal sudarytos įdomus paradoks. Jis parašė galingą laišką, vieną iš pirmųjų užrašytų. Jis daug ten išdėstė. Šiaip Korins buvo toks kaip Atėnų priemiestis. Galinga bažnyčia, turi daug problemų. Ir galų galiausiai jis sako, aš jums aiškinu Evangeliją.
gali pagalvoti, palauk, aš įtikėjau, aš visą tai, kokie mums dar reikalingi paaiškinimai. Kokie dar mums paaiškinimai reikalingi Evangelijos. Evangelijos aš galiu liudyti, aš galiu kalbėti ir taip. Aiškinu, pakartoju, ar jūs gerai supratot, ką Evangelija, gerai naujiena. Kodėl? Todėl, kad mes, aš esu mokytas. Ir jūs, ir aš, ir mano, pavyzdžiui, mokinė, tu gali kalbėti vieną dalyką, bet kada tu pradėt klausinėti žmonių, ko nesuprato, vis suprant skirtingą. Ar suprantate? Labai dažna tai, ko aš dabar kalbu, jumis mažiau įtako, negu tai, kame jūs dabar gyvenate. Sakat, tai bet pamokslininkas turbūt toks patys, kad pramušti tai, kur tu dabar gyveni. Bet realybė yra tokia iš tikrųjų. Ir Dievas tame padeda, ir Dievas daug patepėjimą kartas žodžių tarnys, kad pramušt, praeit. Ir aš nenoriu pramušinėti iš savęs, bet aš suprantu vieną dalyką, kiekvienas iš jūsų, ir aš toks pat atėjau iš tą vietą, aš suprantu šitą žodį iš to gyvenimo, kur aš dabar gyvenu. Tos problemos, kur aš esu, tos džiaugsmus, tos pergalės, tos siekimus, to motivacijos, tos pralaimėjimus, aš žiūriu į tai ir mano evangelija ir tavo evangelija kartas jūs gal skirtis. Mes galim tikėti tą patį Dievą, Tėvą, Sūnų, Šventąją Dvasią, mes galim skaityti tą patį žodį, bet mano ir tavo evangelija gal truputį nušvelnė tarant skirtis. Dėl to Paulius, jis bažnyčiai sako, aš aiškinu evangelijai, kurie jūs sako, kad mes suprastum, kad nebūtų skirtingų evangelijų. Nes kodėl krikščionis nesutar? Labai paprastas sakymas. Mano evangelija nesutar su tavo evangelija. O tu turėti dar evangeliją kitokį. Jis labiau tik stebuklas, aš tik klestėjimo, o tas tik skurdo evangelija. O tam reikalinga evangelija, bendravimo evangelija, gyvenimo evangelija, meilės evangelija. Ir jeigu aš stipriai gyvenu tame, savo to evangeliją, iš tikrųjų Dievų reikia, kad vėl kažkas pakartotų, sudėliotų labai paprastos dalykus. Ir Paulius sako, kurie aš jums esu paskelbęs. Paulius prisima atsakomybę už evangeliją. Kad jis paskelbė Korinto bažnyčią evangeliją. Jis ją atnešė. Jis ją vėl atnešė. Jis ją vėl išaiškino. Ir toliau sako, kurią priėmėte. Kurią priėmėte. Tai reiškia asmeniškai šitie korintiečiai, kokie jie bebūtų, jie priėmė, perėmė kaip savo. Jie ne tik išgirdo, bet priėmė Dievo žodį, Dievo karalystę, gerą naujieną. Tai reiškia, kažkas paskelbė, mes priėmėm. Toliau jis sako, trečias punktas, kurioje stovite, arba kis vertėm sako, remetės. Tai reiškia, vėl neužtenka man, kad kažkas man pasakytų, aš šiandieną, vakar, gal kažkur tai per video, per dar kažkas skelb gerai naujieną. Aš priėmu. O, koks fainas susirinkėjimas, o, koks fainas pamokslas, kokia faina konferencija, koks fainas video pamokslus įrašus ir taip toliau. Tu priėmi kažko. Toliau, joje reikia ne tik priimti, reikia ir išstovėti, kurie stovite arba remetės kurie. Tai reiškia, kad ir prastas laikas ir taip toliau. Ir iš kitos pusės, tikrą Dievo žodį gali patikrinti išbandymo metu, prastų laikų metu, kad tai nėra vien toks momentinis dalykas. Tai aš stovu, ar aš stovu evangelijoje. Tai yra gyvenimo procesas. Ir ketvirtas dalykas sako, ir kurią būsite išgelbėti. Ir čia toks ir įdomus paradoksas. Dabar sakau, Paulius neprieštaravo pats savo. Mes esam jau išgelbėti. Bet mes ir būsam išgelbėti. Ar suprantat? Yra Dievo dalis, kur Dievas išgelbėjo manim ir tave. Ir yra žmogaus dalis, kur aš negaliu, dabar priėmiau evangeliją, tikėjau, gyvenu kaip noriu, sėdu, žiūriu, renkus, pamokslus ir taip toliau. Ir aš esu garantuos toks nuobodus. Iš tikrųjų, išgelbėjimas yra procesas. Ir tarp Dievo dalis jo malonės ir mūsų reakcijas yra visą laiką ir balansas. Švelniai tariant, tokį įtampą. Jie neturi vesti mumis, suprantate, Dievas viską padarė, aš galiu tinginiauti. Lygiai taip pat aš negaliu sakyti, aš čia viską padariau, aš įtikėjau, aš čia pasačiau ir Dievas man padėjo.
Taigi yra balansas tarp Dievo ir žmogaus dalies. Tai yra balansas tarp to, kad Dievo karalystė jau yra atėjusi ir tarp to, kad mes esam laukimi, mes esam tokiem, nepasitenkim, tad Dievo šlovė. Suprantat, šitam pasaulyje mes visą, palyginus su dangaus karalystė, su dangum, mes visą laiką būsim tokiem nepasitenkimis, nes nebus šitam pasaulyje taip, kaip dangu, iš tikrųjų. Tol, kol neišsipildys, tol, kol Kristus grįž, dėl to mes ir meldamės, mes ir prašom. Ir to dangaus, tos dalelytės kremti žemę, kremti mūsų gyvenimą, šlovinam Dievą, mes garbinam, bet yra daug vietų, kur mes turim išstovėti, kad būti išgelbėti, daryti teisingus pasirinkimus. Taigi, kuriai mums paskelbė, kurią mes priėmėm, kurio mes stovom ir kurio mes būsim išgelbėti. Ir dabar einam 3 ir 4 eilutės, yra būtent Evangelijos širdis. Ir čia galbūt daugelis iš jų sakys, tai ta Evangelija kažkokia čia tokia per paprasta. Žiūrėkit, kokie 3 pagrindiniai dalykai yra Evangelijos. Jis sako, pirmiausia, aš jums perdaviau, ką esu gavęs būtent. Ir Paulius, tai yra pirms būtent jo užrašys laiškas. Jis sako, aš negavau iš kitų žmonių, ne kažkas mums perpasakojo, negirdėjau kažkokių konferencijų. Jėzus jam asmeniškai tai perdavė. 3 dalykai Evangelijos. Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai. Jis numirė. Ir mes galim žiūrėti Senąjį testamentą, yra daug nuostabių pranašysčių. O antras dalykas. Jis buvo palaidotas, tikrai nesibuvęs, tai yra faktas, jis mirė. Toliau prikeltas 3 dieną, kaip skelbė praeitį raštai. Edgara, ir tu mums šitokias naujienas pasakoji. Ir kada aš mačiau ir galvojau ir apie savo reakciją, ir apie jūsų reakciją, ir ką tu čia dabar tokį naują pasakė. Aš jau tus labai panašiai kaip Paulius Europakė. Ir ką tu mums nori pasakyti? Kada aš mąstau apie šis 3 ir 4 eilutę ir sakau viešpatie, nieko čia nėra spūdinga. Tikrai nėra nieko spūdinga. Tu mirė, žinau, nuo pat vaikystės. Tu esi palaidotas, žinau. Tu esi prikeltas, žinau, skaitau, girdu ir taip toliau. Kažkokį tokį reikėtų sujaudinimą, kažkokį tokį išgyvenimą, kažko tokį reikėtų. Ir kad aš tai pradėjau mąstyti ir galvoti, aš supratau vieną dalyką. Aš sakau, viešpatie, kažką lygų mažoka. Aš supratau, kad čia yra mažoka yra muniai. Dėl to, kad aš neįvertinu, kad Dievas padarė dėl žmonės prie kiekvieno žmogaus. Supratau. Dievų tai yra labai daug. Tai 3 dalykai. Dievų yra labai daug. Ir jis žino šito vertę. Ir jis negalvoja pridėti kažkom tai, atimti, pagražinti, sustiprinti, kad įdomesnė būtų Evangelija, kad būtų patrauklesnė, kad daugiau lipdokų, kad daugiau rylsų, kad daugiau patiktokų sulauktų, kad daugiau vis sakytų, aš dar to negirdėjau. Dievas nesiruošia niekad pridėti, nes tai yra Evangelijos širdis, tai yra esmė. Bet gal Dieve, gal ir gal išgydymo, o gal klestėjimo, o gal tiesiog malonu, patogų gyventi. Nieko to mes nerandam. Visų dalykų, kurių aš ir tu noram. Ir tada aš pradėjau suprasti kitą dalyką. Kad jeigu aš savo tikėjimą Dievu remu ant tų patiktokų, ant tų ir taip toliau. Vieną dieną aš turiu taip. Kitą dieną aš galiu to nebeturėti. Ir man atrodo, kad Dievas ir jo Evangelija pasikeitė. Bet kada žiūriu tus 3 labai paprastus faktus apie Kristų, kad jis mirė, kad jis buvo palaidotas, kad jis buvo prikeltas, aš galiu sėti vėžių, aš galiu bankrotauti, aš galiu griūti kaip žmogus, gal ateiti čia karas, gal prasidėti tsunamis. Tai 3 dalykai, suprantate, tai 3 svarbiausias mane Evangelijos dalykai, jie niekada nesikeis. Ir jie nepriklauso nuo mano ir tavo ir mūsų šalies būsenas, jie nepriklauso nuo mūsų sveikatas, pralaimėjimų, laimėjimų, jie nepriklauso nuo to. Čia yra širdis Evangelijos.
Tragedija, mano ir tavo, yra tokia, kad mes labai dažnai išėmam, nekreipam dėmesį širdį, bet mes aplink tą širdį yra daug nuostabių dalykų ir pažadų ir netgi šitam gyvenime. Bet jie yra aplink širdį. Tai yra živė, kuri užauga, kuri priauga. Bet jeigu medis, mes žinom, jeigu medis pūn iš širdis, jis yra praktiškai negyvas. Jis net laika audrų, jis net laika sausrų, jis net laika išbandymų, ar būtų ąžuolas, ar paprasčiausias koks nors pelkis, juodalksnis, jis supo, nukrūn ir taip toliau. Taigi Dievas, kada sakė Evangeliją, o čia yra labai svarbus dalykas, pas mus yra užrašyta Evangelijas bažnyčia. Kas yra Evangelija? Ir aš jums šiandien ir savo ir jums sakau, Kristus numirė už žmoną ir tavo nuodėmes. Ar amen? Amen. Jis buvo palaidotas. Ir trečią dieną prisikėlė už tavim ir amen. Amen. Ir viskas. Ir tai keit visko, ir tai yra mūsų širdis. Bus daugiau nuostabių dalykų. Ačiū tau viešpatie už tos nuostabius dalykus. Dėkoju, aš maldus, kad jūs taip man būtum vala. Nebus, aš žinau, kad Dievas kom pažadėjo, jis iš tikrųjų ištės. Bet kokio situacijos, bet kokio politinės situacijos, bet kokio karinės situacijos, sveikatas, gyvenimas situacijos, Evangelija yra nesunaikinama. Mūsų klaida, kad mes galvojam, kad Evangelija yra o toki, anoki, ir jeigu tavo ir mano Evangelija yra sunaikinama, aš nenoriu skaudinti nei tavęs, nei savęs, nei kitų, jie yra ne Evangelija. Tai yra ne širdis, tai yra kažkas živė, kur priauksa, jūs iškokit Dievo karalystę ir viso, ko jums reikia, bus pridėta. Mes labai dažnai, aš esu toks pat, noriu ir mano motyvs, ir tai, kas bus pridėta, tai, kas bus pridėta. Nu, šitą žinau. Einam toliau. Taigi, toliau einam 5-8 eilutės, kur Paulius kalba liudijimus. Tai yra pirmieji liudijimai. Dar, kiek aš domėjau, skaičiau, dar kada buvo rašomas šitas laiškas, šitas 15 skyrius, kada Paulius rašė raštų, dar nebuvo berods išrašytas ir Evangelis, taigi pirmasis liudijimas apie prisikėlusį Jėzų. 5 eilutė sako, jis pasirodė, tai reiškia, buvo matomas, pasirodė realiai. Ir labai įdomu, kad Paulius, čia mes turim išgirsti į tą šventosios dvasios, visų pirma pasirodė kam? Petrui, Kefui. Kodėl? Todėl, kad jam reikėjo sutvirtinti. Jis išsigynė Kristaus. Jis 3 kartus išsigynė. Bet jis buvo pašauks lyderiu. Visi matė ir mes matom pirmąjį pamokslą, mes matom apaštalų darbus. Mes matom visą ton veiklą. Ir mes matom, kad iš tikrųjų Jėzus, jisai prie to žmogaus, kuris pajudo labiausiai jį išdūrė per visą nukryžiavimą ir prisikėlimą istoriją. Jisai jį sustiprint, pagaus. Numeris 1, Kefas. Paskui 12. Nu 12 jie turi, vienas iš apaštalų buvo toks titulas, 12. Jie jau buvo realiai 11. Bet jis jiems pasirodė. Juos tvirtina. Vėliau jis pasirodė iš karto daugiau negu 500 brolių, kurių dauguma tebe gyvi iki šioliai, kai kurie keletas 14 yra užmigę. Ir kada kalbėjau prieš 2 savaitės per Velykas, aš tiesiog pamačiau tą kryptim, kad iš vienos pusės, sakykime, tų liudytojų nebuvo daug. Ir netgi suskaičiavau kaip jų. Bet iš kitos pusės, teismo ekspertą, teisininką, kurie žiūri šitą situaciją, sako, čia yra pakankama liudytojų, kad iš tikrųjų Kristus prisikėlė. Ir visi tie 500 jie liudija. Ir Paulius, kada rašo, čia visą tai jis sako, dauguma iš jų yra gyvi, tik keletas užmigus. Toliau 4, kurį Paulius rodo, kad Jėzus pasirodė. Tai po to jis pasirodė Jokūbui. Ir kas yra Jokūbas, tai yra ne apaštalas. Čia yra Jokūbas, tai yra bažnyčias, kuris tapo vėliau bažnyčias vadovu, kuris parašė Jokūbo laišką. Ir dauguma sutar, kad iš tikrųjų tai buvo, kaip čia dabar jo statusą vertinti, tai buvo Jėzaus brolis, kabutės. Kodėl? Todėl, kad jis buvo Juozapo ir Marijos sūnus, Jokūbas. Ir jis atėjo pas savo šeimos narį. Taip gal sakyti, jų tėvas skyrės. Jokūbo tėvas buvo Juozapas, fiziška, o Jėzaus tėvas buvo dangiškas, bet jis atėjo pas savo šeimos narį. Aš tai galiu numatyti, nujausti, kad Jėzų prisikėlus taip pat buvo svarbi ir jo šeima.
Jis nevarė, jis nebuvo toks fanas. Vis dėlto šitą mes įrašį mes matom, kad jis buvo aplankyts, buvo sustiprins. Ir galbūt dėl to mes turėjom tokį Jokūbo laišką. Jis mirė kankinį mirtim. Ir 8 eilutė sako, o visų paskiausiai, mato, čia kalba autorius, kuris užrašė, lyg nelaiku gimusiam, jis pasirodė ir man. Ir mes apie tai galim paskaityti apaštalų darbą 9 skyrius ir nuo 3 eilutės, gal atsiverskim truputį, paskaitykim ir mes vėl čia grįšim. Apaštalų darbą 9 skyrius. 3 eilutė atkeliavus netoli į Damaskų, Paulius jis jau pradėjo persekioti bažnyčią, jis staiga apšvietė šviesa iš dangaus, nukritęs žemėn, jis išgirdo balsą. Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji? Čia labai įdomu. Jis persekiojo ne Jėzus, persekiojo bažnyčią. Bet Jėzus sukūs tą patanas su bažnyčia. Kam mane persekioji? Jis paklausė, kas tu esi viešpatie. Šis atsakė, aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Kelkis, eik į miestą, tenai tau bus pasakyta, ką turi daryti. Taigi, Paulius kalba apie šitą susitikėjimą nelaiku gimusiam. Ir labai įdomi, kad pasižiūrėjau truputį šitą žodį, lyg nelaiku gimusiam. Ir graikų kalboje jis reiškia, toks neišnešiots, priešgimdyvinis. Ir graikai šitą žodį naudoja aborto, vaikams, kurie buvo abortuojami. Ir sako, lyg nelaiku gimusiam. Aš galvoju, kad tai yra kiekvienam iš mūsų paguoda. Kartais mes gyvenim taip jautamės, kad nesam savo vieto. Ar esi buvęs gyvenim tokio vieto, kad, karsi ne savo vieto, darai ne tai, ką tu turi daryti, vis laik tu neįtinki, vis laik jautys, kad neišpildo kam tam tikrų kriterijų, tam tikrų norų, lūkesčių dėl tavęs. Ir Paulius, jeigu žiūrint jau tus visus graikiškus žodžius, jis įvardė save, buvau nenaudingas, buvau bjaurus, buvau niekinamas, buvau bevetis, buvau nelaiku gimęs. Ir šito vietu sako, ir Jėzus atėjo pas žmonės. Jėzus atėjo pas Pauliaus. Paulius sako, aš to nenusipelniau. Taip jis buvo pradėjęs persekioti bažnyčią. Bet Jėzus atėjo pas save. Jis save įverdė, sako, aš esu nelaiku gimęs. Ir 10 eilutė toliau sako, bet Dievo malonė, esu kas esu. Ir jo suteiktoji malonė neliko bergždžia. Aš daugiau už juos visus esu dėjęs triūso, žinoma ne aš, o su manim esanti Dievo malonė. Ir šitą, kad Dievo malonė esu kas esu, aš noriu palikti tiesiog kaip desertų, biškį vėliau. Mes truputį panagrinėsim ir dėl to melsimės. Bet čia iškeliu kėtą, kas įvyka jo gyvenim, sako. Neliko bergždžia, aš daugiau už juos esu dėjęs triūso. Paulius vartoja graikišką žodį, sako, aš dirbau dėl Dievo ir Evangelijos iki išsekėjimo. Dirbau dėl Dievo ir Evangelijos iki išsekėjimo. Ir Dievas davė man gausesnių vaisių, nei kam nors kitam. Dabar labai svarbus šitoks momentas. Ir Paulius nesigirs savo, kad jis yra darbaholiks. Žiūrėkit visi apaštalai tinginė, krikščionys, tokį tinginiuką, aš veinsaru. Jis nori pasakyti kitą dalyką. Jis sako, aš matau, aš sunkiai dirbau, bet Dievas atsakė savo malonį, todėl vaisius yra daug. Klausimas turėtų būti kitoks. Kas įvyka jo gyvenime, kuris praktiškai jau prisidėjo prie krikščionių ne tik persekiojimą, bet praktiškai ir žudymą, kad jį paversti Jėzaus darboholiku dėl Evangelijos. Ar suprantat, žmogui tai yra neįmanoma. Kaip paversti žmogų, kuris,
Jeigu skaitytumėm Apaštalų darbų 9 skyrių, praktiškai savo gyvenimo tikslą, kaip įvardyti, kaip sunaikinti šitą sektą, šitą krikščionybės atšaką, kuris buvo išauklęs prie Gamalėlio kojų, kas įvyko jo gyvenime. Ir tai, aš manau, tai buvo ir vienkartinis dalykas, ir buvo toks ilgas procesas, kad jis tapo vienu iš galingiausių bažnyčių statytojų. Kažkas įvyko. Tai jis susiteka su Kristumi, kad jis yra gyvas ir patyrė jo malonę. Ir dabar nam tokios prie, gal sakykime, prie praktinės dalies. Iš Pauliaus šitų 8, 9 ir 10 eilučių mes galim turbūt pasimokyti. Kaip Evangelija veikia žmogaus gyvenimą. Tai pirmas dalykas, kad Paulius, kaip ir mes vis išgirstam Evangeliją. Sukeliam Evangeliją, išgirstam Dievo šaukimą. Ir kada mes išgirstam, kada žmogus išgirsta, tai ved jį į atgailą. Jis savivardį Paulius sako, aš esu miręs, aš esu abortuotas, nelaiku gimęs, mažiausias iš apaštalų, nevertas vadintis apaštalų, nes persekiojo bažnyčią. Kas tai yra? Tai yra jo atgaila. Jis pripažįsta savo nuodėmę. Pripažįsta. Kaip tai nebūtų nepopuliaru? Aš žinau, kad tai nėra populiaru. Dabar ir nepopuliaru. Kad susitikėms su Kristumi iššauk atgailą. Ne? Bet tai yra Paulius, jis taip susiteka. Žiūrėkite, kaip jis laišką vėliau. Ar galim vadinti jį silpnu žmogum? Ne, paskaitykit, koks jo laiškas, koks yra gyvenimas, jis yra stiprus Dievo žmogus. Bet susitikęs su Kristumi. Jis sako, aš esu miręs, abortuotas, nelaiku gimęs, bjaurus, niekinamas, bevertis, nenaudingas, ne savo vietą. Jis pamatė savo padėtį. Ir aš vėl kartuoju, tai yra didžiuliai taip pat paguoda mums visiems. Mes visi pakliūnam šitą situaciją. Mes visi esam to veitų. Ir vengs ir nuodėmė. Jis nori, kad mes pasiliktume. Jis pripažina savim, kaip nusidėlį. Jis pripažina savim, kaip visiškai bankrutavusi žmogų. Tai yra jo evangelija. Ar suprantu? Tai yra Pauliaus evangelija. Tai yra ta evangelija, kurią mes įtikėjom. Ir šiandieną ne vien žmogus negali ateiti pas Dievą tol, kol jis nesusitinks su Dievu ir nepripažįs tų pačių dalykų. Negali. Mes daug galim žinoti, mes galim šnekėti, mes galim dainuoti, mes galim giedoti, mes galim būti. Bet susitikęs su Jėzumi, mes matom, kas įvyko Pauliaus gyvenime. Dabar einam prie 10 eilutės. Ir tada, kada jis atgailavo, kad jis nukrėtė nuo arklio, kada apaką, mes galim paskaityti Apaštalų 9 skyrių, 10 skyrius. Nuostabi 10 eilutė, kurį aš jau kartuoju. Bet Dievo malonė esu, kas esu. Ir jo malonė, kuria man buvo suteikta, neliko bergždžia. Aš galvoju ir tikiu, kad tai nebuvo jau toks pamokslėlis lengvas. Kad jis tiesiog korintiečiams norėjo kažkom pasakyti to gražaus. Aš tikiu ir galvoju, kad čia yra vienas esmingiausių jo tuo metu išmoktų gyvenimo pamokų. Kada jis suvokė, suprato, sako, kas esi Viešpatie, kad tu vadini manim, kad aš tavim persekioju, supratai, kad esu miręs, abortuotas, nelaiku gimęs, neveito, nenaudingas, bjaurus, tinkams. Jis suprato, kad Dievas jį priėmė tuo. Ir to neįmanom išmokti, neįmanom teoriškai įsivardinti. Jėzus jį priėmė tom sąlygom. Jis atėjo pas jį, sako. Jis atėjo pas žmones. Jis priėmė jį. Ir tada kas įvyko?
Tai įvyko ir kaip moments, bet tai ir didžiulis, aš manau, aš žiūrėjom savo gyvenimą, aš matau, tai yra visą gyvenimo procesą. Jėzus pakeitė jo širdį, jau, kaip mes sakom, atgimė iš dvasią ir pradėjo keisti jo charakterį. Ir jo charakteris pradėjo keistis, kad jis pradėjo priimti Kristų ir pradėjo priimti ką? Save. Ar suprantat? Save. Kaip Kristus jį priėmė. Nepateisinti, neišsisukinėti, nepabėgti, išvengti kažkokio nusikaltimo bausmės, bet priimti. Suprantat? Jis, kada sako, buvau nenaudingas, bjaurus, niekinamas, bevertis, ne savo vietų, jis nedaro iš savęs aukos. Jis sako, aš visą tai priėmiau, nes Kristus manim priėmė. Ar suprantat? Tai yra mano tapatybė. Aš bažnyčios persekitas, aš šventųjų žudiks, aš, kuris galvojau, kad mano gyvenimo teks sunaikyti šitą krikščionišką sektą. Aš priimu savim, kad aš esu tas nelaiku gimęs. Nes Dievas, Kristus jį priėmė. Ir Dievas pradėjo keisti. Ir kada jis pradėjo priimti iš Dievo malonės savim, žiūrėkit, kas vyks toliau. Ir taip aš dirbau daugiau už juos visus, tačiau ne aš, bet Dievo malonė manyje. Jis jau nebatėjo, o kodėl Dieve tas neveikia, o kodėl aš toks, o kodėl mano gyvenims. Jis pradėjo arti dėl Dievo. Judėti savo gyvenimą, veikti. Veikti iš tikrųjų. Daugiau, sako, už visus. Ir aš sakau, kad už visus kartus sudėjus, įsivaizduokit, koks potencialas. Iš to žmogaus, kuris buvo ne savo veitų. Ir jis priimta, ne kad jis yra ne savo veitų. Bet jis nepasileika tam ne savo veitų, nepasileika tam žlimbi, nu Dieve, dar kartą mane priimk ir mane priimk. Jis priėmė, sak, štai aš toks, nevykėlis, netinkams. Norit mane apspjaukit, aš žinau, kas aš esu žudiks krikščionių. Aš žinau, kad Dievas net pagal visko neturėjo atėti į mano gyvenimą. Jis neturėjo atėti. Bet jis atėjo. Ir jo įvyka, o tas nuostabiausias dalykas. Ir mes žinom, suprantat, mes skaitom, brangėje, mes skaitom netinkamą, neveito gėmosi, nelaiko, nevykėlį, atsivertimo laiškus. Mes čiupinėjom jau žodį, kuris užrašė šventosios dvasios. Suprantat, jo darbą jau rodo. Ko aš supratau savo gyvenime, žiūrėdams į amžinybės perspektyvą, į Kristaus prisikėlimą. Vienas iš pirmųjų dalykų, kurį aš turiu suvokti, kad Dievo malonė, aš esu, kas esu. Dievo malonė, aš esu, kas esu. Ir aš noriu dabar atsakingai pasakyti, ir tai, kur žiūriu, kad tai dabar, kur klausit. Jeigu tu per savo visą gyvenimą, aš turiu menį ne tik šį sekmadienį, per savo visą sąmoningą gyvenimą, nuo atsivertimo į Kristų, iki paskutinį kvėpsnį šito žemė, suvoksi šitą tiesą. Jų yra daugiau, yra pilnas žodis. Aš garantuoju, kada nuėsi ten, dangus tau plos. Dangus tau plos. Kodėl? Nes tai yra labai svarbus dalykas. Tai yra labai svarbus dalykas. Tai yra begalinis. Suprantat, Paulius čia negavo vienkartinę prieškėmą ir tą korintiečių bažnyčią ir mūsų. Aš manau, kad tai yra jo gyvenimo kaip karūna. Mes esam prie kitų karūnų, kurie jis atidavė Dievų pagarbinti, pašlovinti, sakyti, viešpatie, aš supratau, kad iš Dievo malonės esu, kas esu.
Noriu paskaityti jums liudymą apie Johną Newtoną. Ne Izaokas Newtonas, ne tas mokslininkas, bet jis buvo protestantų, anglikonų ir pamokslininkas. Jis labai daug įkvėpė judėti dėl juodaodžių vergys panaikinimą. Jis yra giesmės, kurie jūs visi žinot, Amazing Grace, nuostabi malonė, autorius. Daugelis jų įkvėptų būtent užbaigė tą darbą. Ir skaitau, cituoju iš tikrųjų. Keletą metų prieš mirtį Johno Newtonui vienas draugas, su Johnu Newtonu vienas draugas pusryčiavo su juo. Jų paprotys buvo skaityti Bibliją po valgių, po pusryčių. Padarykime ir mes savo posėdį. Kas susitinkam, pavalgom, Antaną įpirtinam, atsiverskime Biblijas, nereliginga, tiesiog. Ypač kada sensėm, ypač kada ne. Aš kada skaičiau, aš galvoju, sakau, čia yra perspektyva. Kadangi, skaitau toliau, nes reikia cituoti, iš tikrųjų noriu būti tiks, kadangi Newtono akis aptemus, jau buvo senyvas žmogus. Jo draugas skaitydavo, ačiū Dievui už tokius draugus. O Newtonas trumpai pakomentuodavo ištrauką. Jau nepata, kažkas tau perskaitė, tu pakomentuoji. Ta diena buvo pasirinkta ištrauka iš pirmo laiško Korintiečiams 15 skyriaus. Kai buvo perskaityti žodžiai Dievo malonė, esu kas esu, Newtonas kelias minutės patylėjo. Tada tarė, paklausykime ir Dievo padėk man į taip atidžiai perskaityti. Aš nesakau, kad tai yra Dievo žodis, tai yra liudijimas. Cituoju, nesu toks, koks turėčiau būti. Ar jautat? Ar mes esam tokie? Ar jūs esate tokie, kokie turėtumėt būti? Ar yra nors vienas čia, kuris yra toks, koks turėtų būti šiandien? Šiandien jūs turėtumėt būti. Turėtumėt. Koks esu netobulas ir nepilnavertis. Johnas Newtonas, kuris Amazing Grace, padaręs didžiulį įtaką Anglijai ir Amerikai. Nesu toks, pažiūrėkit, nesu toks, koks nori būti. Aš jautu tą Pauliaus irgi taip pat stiprų žmogaus nuoširdumą. Suprantat, tai nėra silpna, tai yra kuo stipresnis yra Dievo žmogus, tu jis yra nuoširdesnis. Nesu toks, koks nori būti. Ar jūs esate tokie, kokie norėtumėte būti? 100%. Ir toliau tęs. Ir nors bjauriuosi blogiu ir siekiu gėrio, nesu toks, koks tikiuosi būti. Jis sako, aš meldžiausi, aš prašiau ir siekiu gerų dalykų ir bandau tos visus atmesti. Bet sako, bet netrukus atsikratysiu mirtingumo, o kartu su juo ir visos nuodėmės. Aleliuja. Matot, kaip šitie žmonės pasitikdavo savo paskutinis dėmį. Sak, netrukus, greta. Būsiu tai, ko norėčiau būti. Ir toliau tęsiu. Nors nesu nei toks, koks turėčiau būti, nesu toks, koks noriu būti, nei toks, koks tikiuosi būti. Galiu iš tiesų pasakyti, kad nesu toks, koks kadaise buvau, nuodėmės ir šėtono vergas. Galiu nuoširdžiai prie apaštalo prisijungti ir pripažinti, kad Dievo malonė esu toks, koks esu. Aleliuja. Jeigu mes kiekvienas daugsim iš Dievo malonės, prie šito suvokėjimo, ne kad pateisint savo nuodėmes, išsisukau, arba didžiuoti savo teisumu, arba būti kaip amžina auka ir taip toliau, bet sakyti viešpatie. Nesu toks, koks norėjau būti praeitį. Ir dabar tai žiūriu, matau, kad ne. Ir žiūriu tavo žodį. Ir žiūriu į ateitį, aš turiu numatyti. Žmonės ir tavęs lauk daug nuostabių dalykų šito žemėje. Daug nuostabių dalykų. Bet
Mes nebūsim tobuli. Ir tada tau aten iš tikrųjų apreiškėjama mintis iš Dievo. Bet ačiū Dievu. Suprantat? Ačiū Dievu už jo malonę. Aš esu tas, kas esu iš Dievo malonės. Aš dėkoju Dievu už visus savo minusus, už savo pliusus. Ir sakau, Viešpatie, šlovė ir garbė tau vienam. Aliuja. Ir tada tu priimi, neišteisini savim, bet priimi savo gyvenimą Dievo akis. Su visas minusas, su visas pliusas, su visas skausmas, su visom nelaimėm, lygom ir taip toliau. Ir aš nekalbu apie tai, kad jūs sirtumėt ir aš sirčiau, ar dar kažkas vyks, suprantat? Bet aš supratau, kad iš tikrųjų tada ir aten tikrieji realūs pokyčiai. Ir tada, kiek šito prieimėjimo, muniai ir taviai bus daugiau. Iš tikrųjų tada tu galėsi su apaštalu Paulium pasakyti, ne žodžiais, ne kažkokias papliauškėjimas, bet iš tikrųjų sakyti, o jo suteiktoji malonė neliko bergždžia, aš daugiau už juos visus esu įdėjęs triūsų. Žinoma, ne aš, o su manimi esanti Dievo malonė. Taigi, ar aš, ar jie, taip mes skelbėme ir taip jūs įtikėjom. Pasimelskim. Dieve, aš dėkoju tau. Tavo malonę ir gailestingumą. Ačiū tau, kad tu mumis vedi toliau. Dievas Kristus prisikėlė savo žodį. Ačiū tau, kad tu mumis vedi atgailą, kuri nėra mūsų pažeminims. Bet kada mes turim atsiverti realybę ir suvokti, kad neveitų nelaiko bjaurus, netinkami, beverčiamis esam betavęs. Padėk mums tai užmiršti. Padėk mums tai pripažinti. Padėk mums tų nesididžiauti, bet priimti Viešpatie šitą gyvenimą savo dalį. Išleiti savo širdį atgailą. Ir juo arčiau būsim tavęs Kristau. Atgaila būtų karštesnė, o ne šaltesnė. Žinau, Viešpatie, atgaila tai yra. Ko iš to daug. Ir aš dėkoju taip pat už dovaną, kuri šiandieną čia klausos ar žiūrės. Kartu su tavim. Tavo žodžiu, su tavo dvasia, su apaštalu Paulium. Ir šią akimirką. Ir aš meldu už savo ir kiekvieną čia esančių visą gyvenimą. Aš meldu. Jeigu nors vienas iš tų žmonių, kada mes su juo susitiksim amžinybėje, mane pasakys tavo akivaizdu, Edgarai, ačiū tau, kad tu man liudiji. Priimti Dievo malonę ir išpažinti, kad Dievo malonė esu kas esu. Dėl vieno žmogaus, dėl vieno liudijimo aš žinosiu, kad mano gyvenims buvo ne veltui. Ir aš meldu už savim, iš kiekvieną, aš žinau, kad čia neužtenka vieną pamokslą, Viešpatie vieną žodį, vienas akimirkas. Čia yra visas mūsų gyvenimas. Aš meldu ir prašau, Viešpatie, nežinau, kad nieko negaliu daug padaryti dėl to. Čia tie brangūs žmonės ne tik išgyventų atgailą savo gyvenimą, kad jie išgyventų tą malonę. Malonį aišku suvokėjimą ir žinojimą, kad Kristau, tu mumis priimi pačiu mūsų didžiausiam dugne. Priimi.
Ir aš meldu, kad tas priėmimas įvyktų mumise, priimdami tavo malonę, mes priimtumėm save. Taip mes nesam, ko norėjom būti. Taip mes nesam tobuli šiandieną. Taip mes ir į ateitį nebūsim tobuli. Bet ačiū tau, Dieve, už tą malonę, kurią tu mums suteiki. Ačiū tau, kad aš esu tas, kas esu šiandieną. Ir tau nereik nei daugiau, nei mažiau. Ačiū tau, koks yra mano gyvenimas šiandieną. Ačiū tau, kokie mano namai yra šiandieną, mano šeima, mano sprendimą, mano vaiką, mano artimėja, mano darbs, mano sveikata, mano gerbuvis, mano tikėjimas, mano aplinkinė žmonės, bažnyčia, drauga, prieš. Ačiū tau už visą šitą gyvenimą. Ačiū tau, Viešpatie. Dėkoju. Dėkoju už tą malonę, už tą gailestingumą, už tą, kad aš, Viešpatie, neišėsiu šitos žemės, ar siekdams kažkokios tobulybės ir nepasiekdams, ar nusivylęs, Viešpatie. Bet supratęs. Ačiū tau, Dieve. Esu, kas esu. Ir aš meldu ypatingą už tų žmonės, kuriems yra sunku ir nelengva priimti tai šiandien. Prašau to stebuklą. Prašau to stebuklą. To priėmimą. Ir žinau, Viešpatie, nieks kis neveiks, tik tais tu, Kristau, tik tavo malonė. Per atgailą, Viešpatie, tik tavo pavyzdys, gyvas prisilietėjim žodis, Viešpatie, kaip tu mumis priimi, kada mes esam neveitų, nelaiko. Steigtų ateini mūsų gyvenimą. Padėk mums taip pat priimti savim. Padėk taip pat priimti savim. Ne iš savęs, nepataikaujant, nebijant, neišsisukinėjant, bet kaip tu, Viešpatie, ir savo širdį tikėti. Ir tu pačiu, Viešpatie, eiti kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką savo gyvenimą. Dėkoti tau, Viešpatie, kad Dievo malonė esu, kas esu. Mes galim sutarti ir nesutarti, mes ginčytis galim ir nesiginčyti. Bet vaisiai parodys, ar mes priėmėm tavo malonę, ar priėmėm savim, ar mes iš tikrųjų degam savo gyvenimą, ar mes veikam kažkon savo gyvenimą, ne iš to, kad nusipirkti tavo malonę, įgyti populiarumą, ar iš to, kad patyrėm tavo malonę, patyrėm ramybę, teisumą, džiaugsmą, Viešpatie, pagaliau savo gyvenime. Ne todėl, kad viskas yra tobula, bet todėl, kad tu, Kristau, mumis priimi ir aš savim priimi. Ir aš meldu kiekvieną, kuris patikės to, Viešpatie, kad jau nieks nesustabdytų jų gyvenimą, kad jis daug nuveiktų ir dėl tavęs, ir dėl savo gyvenimo, ir savo tarnystę, ir savo darbą, ir savo verslį, ir savo kūrybų, ir visame kame, Viešpatie, kad jis galėtų, kaip apaštalas Paulius, ir jį galėtų būti nesustabdomi, Viešpatie, kad jie iš tikrųjų dirbtų ir nepavargtų, kurtų ir turėtų dar daugiau idėjų, statytų ir dar turėtų daugiau planų, važiuotų, darytų, kurtų, Viešpatie, ir nieks jų negalėtų sustabdyti. Ir jie tai darytų ne dėl baimės, ne iš prievartas, ne iš įstatymo, nenorėdami nusipirkti tavo meilį, ar tavo išgelbėjimą, ar tavo išlaisvinimą, ar tavo išgydymą, ar bet ką, Viešpatie. Jie žinotų, Viešpatie, kadangi tu priėmė ir jis priėm savim, ir jį, Viešpatie, jie būtų nesustabdomi, todėl visa šlovė ir visa garbė tau tebūna. Ir padėk mums visiems, Viešpatie, ne tik girdėti skambius pramokslus, bet dar kartą prašau, kad užtektų mūsų gyvenimą, kad suvokti ir gyventi šitą tiesą, tavo šlovę ir tavo garbę. Amen. Amen.